It's so good to be here with you. Taip yra nuostabu būti šį vakarą su jumis. I've been to Lithuania many times. Esu Lietuvoje tikrai jau ne pirmą kartą, bet pirmą kartą esu Ukmergėje. It's wonderful to know that Jesus is alive. Yra nuostabu žinoti, kad Jėzus yra gyvas. Amen? Amen. Amen. Not everybody believes that. Not everyone believes that. Ne visi tiki tuo. We were talking to some people earlier today. Ir mes kalbam apie žmonės dabar. They didn't believe that Jesus was real. Ne visi tiki, kad Jėzus tikrai yra gyvas. They thought it was some sort of legend. Kai kuriem atrodo, kad tai yra legenda. Well, I want to tell you, Jesus is alive. Kad aš noriu pasakyti, kad Jėzus yra gyvas. And he's here tonight with us. Ir jisai šį vakarą su mumis čia. He said, where 2 or 3 are gathered in my name. Jisai sako, kur 2 ar 3 mano vardu susirinks. There I am in the midst. Ten aš esu. There's at least 2 or 3 here. Ir čia yra šiek tiek daugiau negu 2 ar 3. Would you agree? Sutinkat su manim? So that means Tai reiškia, the one who is the great I am tas, kuris yra galingasis aš esu is in this place. šitoje vietoje. The one that said, I am the Alpha and the Omega, Tas, kuris pasakė, aš esu alfa ir the omega. beginning and the end. Pradžia ir pabaiga. I am the root and the offspring of David, Aš esu Davido žvaigždė, Dovido žvaigždė. the bright and morning star. Aušrinė rytmečio žvaigždė. I am the good shepherd. Aš esu gerasis ganytojas. I am the door. Aš esu I durys. am the bread of life. Aš esu gyvenimo I duona. am the resurrection and the life. Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas. I am the Lord that heals you. Aš esu viešpats, kuris gydau tave. I am is here. Aš esu yra čia. And because he's here, Ir kadangi jis yra čia, anything is possible. nieko nebėra neįmanoma. Do you have expectancy in your Ar heart? jūs turit laukimo tokį jausmą savo širdį? A few of you. Keletas turi. I will give you a beatitude. A beatitude. It's not in the Bible. A beatitude, Jesus said, blessed are the poor in spirit, blessed are. In the Sermon on the Mount, Jesus gave many blessings. Jėzus davė pažadėjęs daug palaiminimo. I'll give you one of my own. Dabar noriu nuosavą savo palaiminimą pasakyti. Blessed is the man and woman who does not expect anything. Palaiminta moteris ir vyras, kuris nieko nelaukia. They will not be disappointed. Nebus nusivylęs. God loves expectancy. Dievas myli, kada yra laukimas. Many times when I'm speaking, Daug kartų, kaip man bekalbant, God heals people in the meeting. Dievas susirinkimuose, sutikimuose gydo žmonės. We were in Kaliningrad on Saturday evening. Mes buvom šeštadienį ryte Kaliningrade And there was a man who had his arm in plaster ir buvo žmogus su ranka su įtvaru. and he couldn't move his fingers. Ir jis negalėjo pajudinti pirštų. But in that meeting, Bet tam susitikime he began to move his fingers pirštai pradėjo judėti pas jį. because God touched him. Nes Dievas prisilietė prie jo. When I was in Germany, Aš buvau Vokietijoje there was a young woman sitting at the back of the room. ir viena jauna moteris sėdėjo gale salėse. She was born with one leg shorter than the Ir other. jinai gimė su viena koja trumpesnė. In the meeting, Ir vidury susirinkimo. suddenly the power of God touched her Tiesiog Dievo jėga palėtė ją. and her leg grew out, the full Ir length. koja momentaliai išaugo. She took off her shoes Ir nusimė batus and she was running up and down the ir stairs. tiesiog iš džiaugsmo pradėjo lakstyti. That's the God I'm talking about. Vot, tai štai apie kokį Dievą aš kalbu. He's alive. Jis yra gyvas And he's interested in every one of you. He loves every one of ir you. jis myli kiekvieną iš jūsų. And I want to share some of my story with you tonight. Ir aš noriu šį vakarą pasidalinti savo liudimu. I come from the northwest of England. Aš atvykau iš šiaurės vakarų Anglijos From being a little boy, I was sent to church every Sunday. ir nuo pat mažumės aš kiekvieną sekmadienį būdavau bažnyčioje. And I was told things like, if you want to go to heaven, Ir aš tiesiog buvo kalbama, jeigu tu nori papulti į dangų, then live a good life, turi gyventi gerą gyvenimą, help people, padėti žmonėms, obey your parents, paklusti tėvams, try and keep the commandments of God, turi stengtis laikytis Dievo įsakymų and everything will be all right. ir tada viskas bus gerai su tavimi. That was a lie. Ir tai iš tikrųjų yra melas. No one is good enough to go to heaven. Niekas pakankamai nebus geras, kad patektų į dangų. No one can keep the commandments. Niekas negali išlaikyti atsakymų. No one can obey God totally.
Niekas negali tobulai paklus Dievui. There's only one person who did that, Tik vienintelis asmo, kuris tai padarė, and that was Jesus. tai yra Jėzus. And so I stopped going to church. Taigi aš nustojau vaikščioti į bažnyčią. And in my teens, I got involved in sport. Ir savo paauglystėje aš įsitraukiau į sportą. I was playing a game called rugby. Ir sporto pavadinimas buvo regbis. It's a very wild game. Labai toksai pavojingas žaidimas. And every week after playing, Kiekvieną savaitę po rungtynių, I'd spend the rest of the day drinking alcohol, likusią dieną mes praleisdavom išgerdami alkoholį, playing cards for money. lošdami pinigų iš pinigų kortomis. And I get home in the early hours of the morning Grįždavau on namo jau paryčiais my motorbike. su savo I motociklu. don't know how I got home. Ir iš tikrųjų neprisimindavau, kaip grįždavau namo. When I looked at my bike next day, Kai kitą dieną žvelgdavau jau į motociklą, there was grass on the wheels. purvas, žolė ant padangų. I'd been off the road many times. Matosi, kad buvau nuvažiavęs nuo kelio ne vieną kartą. And there was times I had to be carried into the house once I got home. Ir iš tikrųjų, kaip aš grįždavau tą namo, Because I was completely drunk. nes aš būdavau visiškai girtas. When I finished my education, Kai baigiau savo išsilavinimą, I went to work in research physics. aš pradėjau dirbti kaip mokslininkas fizikas. And I was working with other men. Dirbau kartu su kitais vyrais. And I wanted to be accepted by them. Aš norėjau būti priimtinas kitų vyrų. And so I did whatever they were doing. Ir tiesiog dariau tą, ką daro visi vyrai. Smoking cigarettes, Rūkiau cigaretės, drinking alcohol, gėriau alkoholį, gambling, žaidžiau, cursing, keikiausi, going to the clubs. lankiausi klubuose, But I had an emptiness inside my life. bet tuo pačiu turėjau didelę tuštumą savo viduje. Over a period of months, I had to do some special research. Ir po kelių mėnesių aš turėjau ten atlikti tam tikrus tokius tyrimus mokslinius. And then one night, I had to work all through the night to do research. Ir vieną naktį, aš turėjau visą naktį likti, reiškia. And I was working in a Pasilikti visą naktį turėjau dirbti, matyt, nespėjo jisai ten tų tyrimų pabaigti. I was working in a large building on my own. Žodžiu, vienintelis buvo asmuo dideliam pastate. There was a pipe carrying poisonous gas. Ir ten buvo, reiškia, toksai vamsdelis ėjo su nuodingom dujom. And that pipe had broken. Ir tas vamsdelis trūko. And poisonous gas was flowing in the Ir room. nuodingos dujos pradėjo eiti į tą patalpą. And I was breathing poisonous Ir gas. aš pradėjau įkvėpti save tos nuodingos nuodus. Suddenly, I collapsed unconscious on the Staiga floor. netekau sąmonės ir nukritau ant žemės. There's a man walking past, he saw me on the floor. Ir kažkas ėjo šalia, pamatė mane gulinti. He telephoned security people. Paskambino apsaugos darbuotojams, And I was rushed into hospital. buvau nuvežtas į ligoninę And I was under oxygen for 4 hours. ir buvau be sąmonės 4 valandas. The doctors didn't think I was going to live. Ir gydytojai nebuvo užtikrinti, kad išgyvensiu, Because I had so much poison in my body. kadangi buvo per daug nuodų mano kūne. And I was at the edge of eternity. Ir aš iš tikrųjų buvau atsidūręs šalia amžinybės. But God brought me back from the edge of eternity. Bet Dievas mane sugrąžino atgal. Because He knew that one night in the future, Nes jis žinojo, kad vieną vakarą ateityje I was going to be here in Ukmergė speaking to you. aš būsiu Ukmergėje ir kalbėsiu jums. That experience did not make me seek after God. Šitas patyrimas neatvedė mane į gilesnį Dievo ieškojimą. I had a real terrifying fear of death. Bet atsirado tokia labai stipri mirties baimė. 2 of my friends had been killed in accidents. 2 mano draugai žuvo. And as a scientist, Ir aš kaip mokslininkas I realized death is not the end. supratau, kad mirtis nėra pabaiga. That when you look at the dead body, Ir kai tu žvelgi mirusi, all you see is an empty shell. visą ką matai, tai tuščia palapinė. The real person lives inside that body. Tikrasis žmogus, kuris gyveno ten. As I look around this room, Ir kai aš žvelgiu šiandien iš tą kambarį, I can't see you. aš nematau jūsų. All I see is the body you live in. Aš visą ką matau tik tai kūnus, kuriuose jūs gyvenate. The real person Tikrasis žmogus is a person who looks through your eyes, yra tas, kuris žiūri per šitas akis, who listens with your ear, kuris klausosi per šitas who ausis, speaks through your mouth. kuris kalba per šitas lūpas. But at death, that person's left the body. Ir po mirties tas žmogus išeina lauk. And I knew I had died that night. Ir aš žinau, kad aš būčiau miręs tą naktį, I would have been lost forever. aš būčiau prarastas amžiams. I got married, Vedžiau and my wife gave birth to our first children. ir mano žmona pagimdė pirmus vaikus. They were twin girls, Dvynukės mergaitės. but they only lived for 2 days. Bet pas išgyveno tik tai 2 dienas. My wife never saw them. Mano žmona net jų nematė. I saw them in the hospital. Aš mačiau jas ligoninėje. 2 beautiful little girls. Nuostabios 2 mergaitės. 2 days later, they were gone.
Po 2 dienų jos mirė. And I had to go to the funeral. Aš turėjau eiti laidotuvėse. And I looked at that box and my little Ir girl. aš žiūrėjau į tas dėžutės, kuriuose jie buvo paguldytos. I thought, why did they only live for 2 days? Kam jom reikėjo gyventi dėl tik tai 2 dienas? What purpose is there coming in the world just for 2 days? Koks tikslas yra ateiti į šitą pasaulį 2 dienom? There must be something else. Kažkas turi būti daugiau. But as I was sitting there, Ir man besėdint ten, a dark cloud of fear just came over me. juodas baimės debesis apsupo mane. And I was shaking with fear. Ir aš visas drebėjau iš baimės. And I thought, what happens when I die? Galvoju, mąsčiau, kas atsitiks po to, kai aš mirsiu. And my body's put in a box like that. Kai mane paguldys į tokią dėžę kaip And ši. then I'm buried in the ground. Ir po to mane užkas. But that's just the body. Bet ten tik tai kūnas. Where am I? Bet kur aš būsiu? And I realized I'd be in hell. Ir aš supratau, kad aš atsidursiu pragare. I didn't want to talk about dying. Ir aš stengiuosi nekalbėti apie I mirtį. wanted to enjoy my life. Aš norėjau džiaugtis gyvenimu. But a few months later, Bet po kelių mėnesių my wife's twin brother, mano žmonos dvynys brolis, 24 years old, 24 metų, he went to bed one night. nuėjo miegoti vieną vakarą He never woke again. ir nebesibūdo He niekuomet. suffocated in his sleep. Tiesiog užduso be miegodamas. And so that fear came back and gripped me. Vėl mirties baimė grįžo ir surišo mane. No one ever told me what it says in the Bible. Niekas man nepasakė, kad Biblijoje užrašyti yra žodžiai. The one reason Jesus came Dėl vienos priežasties, dėl kurios atėjo Jėzus, was to set people free išlaisvinti žmonės, who all their life were in bondage to the fear of death. kurių gyvenimai yra surišti mirties baimė. But no one ever told me. Niekas man apie tai nepasakė. I left that job and I went into teaching. Palikau tą darbą ir tapau mokytoju. I was teaching physics, mathematics and sport. Matematikos, fizikos ir sporto mokytoju. I was still gambling. Bet toliau tiesiog žaisti azartiniais I was žaidimais. gambling on race horses every Ir day. stačiau ant arklių lenktynių. Never told my wife how much money I was losing. Niekuomet nesakiau žmonai, kiek pralošdavau. I had no peace. Nebuvo ramybės. Then I needed some equipment for the work I Paskui was man doing. buvo prireikę tam tikrų įrengimų. And I applied to an electronics firm for what I wanted. Ir žodžiu, susisiekiau su elektronikos firma And the representative came to see me. ir atstovas atėjo susitikti su manimi. And we discussed the equipment. Ir mes pradėjom diskutuoti apie įrangą And they were having coffee together. ir tiesiog kartu gėrėm kavą. He was asking me about my family. Ir jis pradėjo klausinėti mane apie mano šeimą. He said, where are you going for your holidays this year? Paklausė manęs, kur šiais metais praleisit atostogas. I said, we're not having any this year. Sakau, mes šiais metais neturėsim atostogų. My wife's expecting a baby. Mano žmona laukėsi kūdikio. The doctor said it could be twins. Ir gydytojai pasakė, kad gali būti dvynukai. We've already lost twins. O mes jau esam praradę dvynukus. And this man said to me, Ir tas vyras atsakė man, we will pray for you. mes pasimelsim už jūs. I said, what? Ką? I said, do you really believe in prayer? Tu ką, tiki malda? He said, we know there is a God who answers prayer. Jisai sako, mes pažįstam Dievą, kuris atsako į maldas. See, this man was a man who knew Jesus. Tas vyras buvo žmogus, kuris pažinojo Jėzų. There are many people in Lithuania. Daug žmonių Lietuvoje. If I asked you to believe in Jesus, Paklaustum, ar tu tiki Jėzumi? they'll say yes. Taip pasakytų. But what they mean is, Bet ką jie turi omeny? with the mind they believe, Jie tai turi omeny savo protę, but they don't know him in their heart. nepažinodami savo širdyje. And the Bible says, O Biblija aiškiai pasakyta, it's with the heart man believes. tas, kuris širdimi tikės And with confession, ir with the mouth lūpomis confession išpažins, for salvation. tas įgis išgelbimą. And he said to me, Ir jis pasakė man, you are a sinner. tu nusidėjęs You deserve to go to hell. ir tu nusipelnėjai pragaro. But Jesus came. Bet Jėzus atėjo. He died on a cross Jisai mirė ant kryžiaus in your place. tavo vietoj. He took the punishment Jis prisimė kaltę, for your sin. prisimė bausmę už tavo nuodėmes. He was buried. Jis buvo After palaidotas, 3 days, he rose from the dead. bet po 3 dienų jis prisikėlė. And he went back to heaven. Jis grįžo atgal į dangų. But one day, very soon, Bet vieną dieną, labai greitai, he's coming back again. jis grįž atgal. Not for all the people who go to church, Ne dėl žmonių, kurie eina į bažnyčią, but for those who know him. bet dėl tų, kurie pažinojo jį. I didn't know him. O aš jo nepažinojau. He said, if you will ask Jesus to come into your life, Jeigu tu paprašysi Jėzaus įeiti į savo gyvenimą, he will come into your life. jis ir įeis į tavo Take gyvenimą. all that fear and sin away. Jis paims visą baimę, visą nuodėmę, šalin. Give you a new life. Jis duos tau naują gyvenimą. You can have a new beginning. Ir tu galėsi turėti visiškai naują pradžią. Friends, that's the good news. Ir iš tikrųjų tai yra gera naujiena. It doesn't matter how bad you've been. Nepaisant to, koks blogas buvo, You can have a new beginning. tu gali turėti naują pradžią. It's wonderful.
Ar tai nenuostabu? And I thought, can it be as good as Aš that? pagalvojau, argi taip gali būti? I didn't do anything that day. Bet tą dieną nieko nepadariau. And then he invited me to go and visit him Po to mane pakvietė susitikti su jais. and meet some of his friends. Ir aš su kitais draugais nuėjau. And then I took my wife to meet them. Taip pat ir žmona, su kitais jų And we draugais. heard wonderful testimony. Ir pasėmiau žmoną ir ten išgirdau nuostabus liudijimus. And we left the home late at night, Ir vėlai jau vakare grįžinėjau namo driving on a country road. ir tiesiog važiavam kaimo keliais. And I came to a bend in the road. Ir įvažiavau į posūkį There was a bus coming towards me. ir priešais mane važiavo autobusas. Suddenly a car pulled from behind the bus right in front of me. Ir staiga iš autobuso išvažiavo kitas automobilis. All I can see headlights coming straight for me. Visą ką mačiau, kaip šviesus artėja į mane. There was nowhere to pull off the road. Nebuvo vietos, kur nusukti. I closed my eyes. Užmerkiau akis, I put my foot on the brake, užspaudžiau stabdžius just getting ready for the crash. ir laukiau susidūrimo. And nothing happened. Ir nieko nevyko. I opened my eyes. Atvėriau akis, Nothing there. tuščia. And I was sitting there shaking. Sėdėjau ir visas drebėjau. And I heard a voice. Ir išgirdau balsą. I believe it was the Lord Jesus Christ. Tikiu, kad tai buvo viešpats Jėzus Kristus. And he asked me a question. Jis uždavė manęs klausimą. He said, where will you spend eternity? Kur tu praleisi amžinybę? And I knew if I'd hit that car, Ir aš žinau, jeigu aš būčiau susidūręs su šito automobiliu, I would have been lost forever. būčiau prarastas amžiams. Only for the mercy of God. Ir vien tik tai dėl Dievo malonės. And when I got home that evening, Grįžau vakare į namus, when I walked into my house, kai ėjau į namą, my telephone was ringing. skambutis užskamba. It was the man I'd been with that evening. Ir atsiliepė vyras, kuris buvo su manim tam vakare. He said, what happened to you on the way home? Sako, kas įvyko jums begrįžtant namo? After you left, we were praying for you. Kai jūs išvažiavot, mes pradėjome melstis. Someone had a vision. Kažkas pamatė regėjimą. They saw the headlights of a car. Kaip mašinos šviesos. They were heading straight for your car. Tiesiai prieš jūs artėjo. And we prayed for Ir you. mes pradėjome melstis. I knew God was real. Aš supratau, kad Dievas iš tikrųjų yra realus. And I fell on my knees and Kritau ant kelių I began to cry. ir pradėjau raudoti. And I said, Jesus, Sakau, Jėzau, I'm such a bad person. aš esu tiesiog blogas žmogus. I'm a hypocrite. Esu vaidmainis. I've done so many bad things in my life. Padariau tiek blogų dalykų savo gyvenime. Please forgive me. Prašau, atleisk man. Come into my life. Įeik į mano gyvenimą. Take all this fear and Paimk sin visą tą nuodėmę, tą baimę and give me that new life. ir duok man naują visą gyvenimą. And the moment I prayed that, Ir kai tik pasimeldžiau taip, Jesus came into my life. Jėzus įėjo į mano gyvenimą. And when I stood to my feet, Kai aš atsistojau ant savo pėdų, I felt a river of pure water jaučiu kaip upės tyro vandens. washing right through my whole being. Nuplauna mano kūną. Washing all the fear, all the Visą sin. baimę, visą nuodėmę. And for the first time in my life, Ir pirmą kartą savo gyvenime I was free. jaučiausi laisvas. And I'm still free. Ir tebesu laisvas. When Jesus sets you free, you're Kai free. Jėzus tave išlaisvina, He's the only one who can set you free. yra vienintelis tik tai, kas gali tave išlaisvinti. And the Bible says, Biblija sako, if anyone is in Christ, jeigu kas yra Jėzuje Kristuje, not if anyone is in church, nepasakyta, kas yra bažnyčioje, there's a big difference. yra didelis skirtumas. If anyone is in Christ, Kas yra Kristuje, he is a new creation. tas yra naujas kūrinys. All things have passed away. Visi dalykai praeina, All things have become new. viskas tampa nauja. Everything became new. Viskas tapo nauja. The Bible became new. Biblija tapo nauja. I couldn't understand it before. Prieš tai aš jos negalėjau suprasti. The church gave us one for wedding present, Bažnyčia padovanojo vestuvių progą. but I couldn't understand it. Aš nieko ten negalėjau But I suprasti. put it on a shelf. Ir padėjau ten į sekciją. But you see, now I met the author. Bet dabar sutikau autorių. When you read a book Kai tu skaitai knygą and you know the author, ir pažįsti autorių, it reads differently. ir skaitosi visiškai kitaip. And I began to read the Bible. Pradėjau skaityti Bibliją. My wife became a Christian. Mano žmona tapo krikščionė. We started praying and reading the Bible. Mes pradėjom kartu melstis, skaityti I Bibliją. was reading all about the miracles and the healings Ir of aš the New pradėjau Testament. matyti Naujam testamente apie stebuklus, išgydymus. I said, God, I don't understand this all, but I believe it. Sakau, viešpatie, aš to nesuprantu, bet aš to tikiu. God said, you believe it, I'll show you. Ir Dievas sako, kadangi tu tiki, aš tau parodysiu. And I was invited to an all-night prayer meeting. Ir buvau pakviestas visos nakties maldą. Going to start at 11 o'clock on Friday evening Penktadienio vakare 11 prasidėjo. and go all night praying. Tęsiasi visą naktį I'd maldą. never been to an all-night prayer meeting before. Aš niekuomet nebuvau buvęs naktiniai maldoj. From Monday to Friday that week, Ir nuo pirmadienio iki penktadienio visą savaitę. when I picked my Bible up, it fell open at the same page. Kai paimdavau Bibliją, atsiversdavau,
And there was a verse shining on that page. Toj pačioj vietoje atsiversdavo ir ten vieta švytėjo. And it said, the Holy Ghost will come upon you. Kai ant jūsų nužengs šventoji And dvasia, the power of the highest will overshadow you. jėga iš aukštybių pridengs jūs. And so I went to this prayer meeting. Ir aš nuėjau į tą maldą, About 4 o'clock in the morning. kokią 4 ryte, It was as though Jesus came and stood in front of me. Jėzus atėjo, atsistojo priešais mane. There was such an awesome presence of God. Buvo toks didingas buvimas. I didn't know what to say properly. Nežinau, nei ką sakyti. I was saying something like this. Aš kažką kalbėjau maždaug taip. Jesus, I love you. Jėzau, aš myliu I tave. praise you. Aš šlovinu Oh, tave. you're wonderful, Jesus. Tu nuostabus, Jėzau. Lord, I don't know enough words to praise Jau you. nebeturiu, Jėzau, daugiau žodžių, kaip tave pagarbinti. And the moment I said that, Ir kaip tik pasakiau tos žodžius, there was like an explosion inside. kažkas mane įsprogo. And out of my mouth came a line Ir of never left. iš mano lūpų pradėjo eiti kalba. And that went on for 4 hours continuously. Tai 4 valandas tęsiasi ta kalba. And I found that I'd been baptized with the Holy Spirit. Paskui aš atradau, kad buvau pakrikštas šventąja dvasia. Like the early disciples. Kaip ir pirmieji mokiniai. And Jesus said, Jėzus pasakė, you'll receive power jūs priimsite jėgą after the Holy Ghost comes on you. po to, kaip ant jūsų nusileis šventoji And you'll dvasia. be witnesses for me. Ir būsit mano liudytojai. In Jerusalem, in Jeruzalė, Judea, in Judėjai Samaria, ir to Samarijai. the uttermost part of the Taip earth. pat- Iki pat žemės pakraščių. That's happened to me. Tai ir įvyko su manim. I witnessed for Jesus in Jerusalem. Aš liudijau Jėzų Jeruzalėje. I witnessed for him in Judea. Aš liudijau Jėzų Judėjai. I witnessed for him in Samaria. Taip pat ir Samarijoje. At the well, where the woman of Samaria asked, where Jesus asked Ten, the kur woman of Samaria Samarietė kalbėjusi su Jėzu. for a drink of water. Prie šulinio. I had a drink of water from that same well. Aš tai iš to pačio šulinio gėriau vandenį. And I witnessed for Jesus. Ir ten liudijau apie Jėzų. And he's taken me to the uttermost part of the earth. Ir jisai mane taip pat nuvedė į pat žemės pakraščius. And then I saw from that day, Ir nuo tos dienos I began seeing God healing people. pradėjau matyti Dievo stebuklus. I was speaking to the church, to a ladies' meeting. Ir ten buvo vienoje bažnyčiai moterų susitikimas. And the lady at the back, Ir buvo viena, ir aš ten kalbėjau. Ir viena moteris gale, she felt a power go down her back. moterį palėtė Dievo jėga gale salės. She was healed from a problem she'd had for many years. Ir buvo išgydyta nuo problemų, kurios jau tęsiasi daug metų. She said, will you come and pray for my father? Ir jinai paprašė, sako, ar nepasimaustum už mano tėvą. She didn't tell me what was wrong with him. Jinai nepasakė, kas jam yra blogai. And when I got to the house, Kai ėjau į tos namus, he was walking with 2 little sticks. jisai galėjo vaikščioti su tokiam pasiremdamas mažom lasdelėm. He couldn't look up. Jis negalėjo pamatyti į viršų akis pakelti. So I prayed in the name of Jesus. Ir jis buvo susilenkęs. Ir aš pasimeldžiau, And he stood up straight. staiga jis pradėjo įsitiesti ir And he threw the atsistojo. sticks away. Ir numetė tas lasdelės And he lauk. walked completely free. Ir pradėjo eiti visiškai laisvas. When you see God doing that, Kai tu matai Dievui darant tokius dalykus, you realize what a mighty God we have. tu pradedi suvokti, koks galingas Dievas, kokiam galingam Dievui tarnauju. And I saw how God could heal me too. Ir aš pamačiau, kaip Dievas mane patį išgydė. One day, I had a problem with my big toe on my foot. Ir aš turėjau... The big toe on my foot. Foot. Ir aš turėjau problemą su savo pėda. It was all bad stuff coming from it. Kažkas ten negero atsirado ant tos pėdos. My wife said, you better go to the... Kaip gusas kažkaip paauglys. She said, you better go to the doctor. Sako, tau reikėtų eiti pas gydytoją. I said, I'm nothing against doctors, Aš sakau, žmonės, aš nieko prieš gydytojus. but I'm going to trust God. Aš noriu pasitikėti Dievu. And I opened my Bible, Ir aš atvėriau Bibliją and this is what I read. ir paklausykit, ką paskaičiau. King Asa, Karalius Ezijas. Ezijas. in the 39th year of his reign, 39 metais was diseased in his feet. buvo problema su pėda. But in his disease, Bet šitą negalę he didn't go to the Lord, jisai neėjo pas viešpatį, he went to the doctor. bet jis nuėjo vietoj viešpatės pas gydytojus. And God said, he went to the doctor. Kadangi jis nuėjo pas gydytojus, pasakė, You came to me. sako, bet tu atėjai pas mane And when I woke next morning, ir kai kitą rytą atsikėliau, my toe was completely healed. koja mano pėda buvo visiškai sveika. One day I had a phone call from a friend. Vieną dieną man paskambino draugai. And I saw God has a sense of humor. Ir aš atradau, kad Dievas turi humoro jausmą. And my friend said, Mano draugas pasakė, his wife had been cooking the meal,
mano žmona gamino maistą and she forgot to switch the cooker off. ir jinai užmiršo išjungti. She's put her hand on the top and got terrible burns. Ir jinai, reiškia, įkišo ten į tą verdantį vandenį rankas ir apdegė. Will you come and pray for her? Ar negalėtum pasimelsti? So I got straight into my car Aš sėdau į mašiną and I was praying. ir aš meldžiausi. And a verse of scripture came to my mind. Ir iš raštų vieta atėjo mano mintis. Is there any sick amongst you? Jeigu kas nors serga iš jūsų, Call for the elders of the church. pakvieskit bažnyčios vyresniosius. Let them pray over them, Ir tikėjimo malda, anointing with oil, patepkit aliejumi and the prayer of faith will save the ir sick. tikėjimo malda išgelbės ligonį. And God will raise them up. Ir Dievas pakels jį. When I got to the house, Kai įėjau į namus, she had her hand in cold water. jinai buvo ranką kišusi šaltą vandenį, It was burned and blistered. jinai buvo nudegusi, puslėta, She was crying with pain. jinai verkė iš skausmo. So I said to her husband, Sakau vyrui, do you have any oil? ar turi kokio tepalo, So we went to look. kokio aliejaus? Sako, einu pasižiūrėti. He said, I'm sorry. Ir paskui sako, atsiprašau. All I can find is lubricating oil for the car. Visą, ką radau, tai mašininis tepalas. I said, what make is it? Iš ko padarytas? He said, 3 in 1. Sako, 3 viename. And God said, Ir Dievas sako man, anoint you with that lubricating oil. patep šito mašininiu tepalu. I said, God, I'll obey you. Sakau, Dieve, aš paklusiu tau. I said, I anoint you in the name of the Father, the Sakau, Son, ir the sakau, Holy Ghost. patepu tave vardan Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. 3 in 1. 3 viename. Instantly she fell asleep. Ir iš karto užėjo į miegas. And when she woke next morning, Ir kai rytą atsikėlė, her hand was completely healed. ranka buvo visiškai sveika. That's my God. Tai yra mano Dievas. I joined this fellowship. Prisijungiau prie šitos bendrijos. Saw God do many things through this fellowship. Ir nuostabus dalykai per šitą bendriją vyko. But I said, God, what do you want me to do with my life? Bet paklausiu, sakau Dievo, ką aš turiu daryti toliau savo gyvenime? Do I have to go to Bible college? Gal man stoti į Biblijos koledžą? And some other men encouraged me, you go to Bible college. Ir vyrai mane drąsino, sako, stok į Biblijos koledžą. I applied to London, Ir aš jau ten pradėjau žiūrėti Londone kažką tai. and I was going to do a diploma in theology. Ir aš norėjau gauti diplomą teologinį. But I was walking out to work one morning, Ir vieną kartą ėjau į darbą, and ryte, I heard the voice of God. ir girdžiu viešpaties balsą. He said, I don't want you to go to Bible college, Sako, aš nenoriu, kad tu eitum į tą Biblijos koledžą. but Bet leave the job where you are. išeik iš darbo, kuriame tu dirbi. Like he called the disciples Kaip ir jis pašaukė pirmosius mokinius. to leave the fishing nets. Palik žvejybą. I said, God, that's a very big decision. Sakau, Dieve, taigi čia rimtas It labai meant, sprendimas. it meant losing a very good salary. Aš atsisakysiu didelio labai atlyginimo. I said, I've got a house to pay for. Man yra namas, būsto I've got a paskola. family to pay for. Aš žmoną turiu šeimą aprūpinti. He said, do you trust me? Ar pasitikė manim? I said, yes, Lord. Sakau, viešpatie, taip. I said, please give me confirmation. from Sakau, the Dieve, Bible." man reikia patvirtinimo. I opened my Bible, Atvėriau Bibliją and the verse said, ir rašto vieta. get out of the place where you are. Nežvelkite iš tos vietos, kuriame esi. And so I left that job, Ir palikau tą darbą. and my wife and I started living by the promises of Ir the mes Word su of žmona God. pradėjom gyventi Dievo pažadais. The Lord is my shepherd. Viešpats mano ganytojas. I shall not want. Aš nieko nestokosiu. Seek first Pirmiausia, ieškokit the kingdom of God Dievo and karalystės His righteousness. ir jo teisybės. All other things will be added to you. O visi kiti dalykai bus jums pridėti. And for 2 years, Ir per 2 metus we just trusted God. mes tiesiog pasitikėjom Dievu. And God provided in amazing ways. Ir tiesiog Dievas aprūpindavo neįtikėtinais keliais. I'll tell you one story. Vieną istoriją papasakosiu. We had a young married couple came for help. Viena jauna šeima atėjo pagalbos. They're having problems in the family. Turėjo santykiuose problemą. And they came for help. Ir atėjo We pagalbos. talked for a while. Ir mes kažkiek tai kalbėjomės. And I went in another room to get something. Ir įėjau į kitą kambarį kažką surasti. And this is what God said to me. Ir staiga, paklausykit, ką jis man pasakė viešpats. These people have had nothing to eat today. Sako, šitie žmonės šiandien dar nieko nevalgė. Take them for a meal. Nusivesk juos kažkur pavalgyti. I said, Lord, where do I take them? Viešpatė sakau, kur man nusivesti juos? He gave me the name of one of the most expensive restaurants. Ir jisai davė pavadinimą vieno iš brangiausių restoranų. I said, Lord, are you sure? Sako, viešpatė, tu tikras? I have no money. I have no money. Aš neturiu pinigų. I said, I'll telephone the restaurant.
Sakau, gerai, aš paskambinsiu į restoraną. If there's a table for 4 people at 6:30, Jeigu bus stalas 4 žmonėms 6:30, then I'll take them. tada aš paimsiu. There was a table. Ir atsirado tuščias I had to stalas. keep my promise. Man reikėjo laikyti savo pažadą. And as we're driving to the restaurant, Ir bevažiuojant automobiliu, I said, you can have whatever you want. dar pasakiau, galite užsakyti, ką tik nori. I didn't realize what I'd said. Tada nesuvokiau, ką kalbu. And we got into this restaurant full of people. Įėjome į restoraną pilną žmonių. And I picked up the menu. Ir paėmiau meniu, And I looked at the prices. kai pažvelgiau į kainas, And I thought, what are they going to order? galvoju, ką jie dabar užsakys čia. I've told them they can have whatever they want. Pasakiau, kad bet ką galite užsakyti. And I was sweating. Pradėjau prakaituoti. And I looked across the room. Bet pažiūrėjau staiga į kitos salės galą. And right at the back I saw a man and a lady who came to church sometimes. Ir pamačiau vyrą ir moterį, kurie kartais užeidavo pas mus į bažnyčią. They saw me and they waved to me. Ir jie pamatė mane ir pamojavo. And they got up to leave. Po to jie jau baigė And the husband came over to me. ir išeidinėjo ir vyras priėjo prie manęs. And he shook my hand. Ir paspaudė man He ranką. said, it's good to see you again. Sako, malonu tave pamatyti vėl. But as he shook my hand, Ir jam bespaudžiant man ranką, he put something into my hand. kažką įdėjo man ranką. He said, that is to buy your meals. Čia jums susimokėti už maistą. The faithfulness of God. The faithfulness Dievo of God. ištikimybė. Dievo ištikimybė. I can tell you many stories like that. Aš galėčiau jums pasakoti daugybę istorijų kaip ši, I don't have time. bet nėra tam laiko. After 2 years, Per 2 metus, I said, Lord, what do you really want me to do with my life? nu ir po 2 metų aš galų galę sakau, viešpatie, o ką aš toliau turiu daryti savo And I gyvenime? was invited to a convention in Germany. Ir buvau pakviestas į konferenciją Vokietijoje. And I felt I had to go. Ir jaučiau, kad turiu važiuoti. So I bought a ticket. Nusipirkau bilietus 2 days before leaving, ir prieš išvažiuojant 2 dienas I had a phone call from the organizer. paskambino organizatoriai. He said, I'm sorry, but the cost has increased Atsiprašom, bet pabrango. by 30 English pounds. 30 svarų konferencija. I said, I don't have that money. Sakau, neturiu tų pinigų. I'll pray about it. Pasimelsiu. So I took my Bible. Paėmiau Bibliją. I said, God, Sakau, Dieve, I thought you wanted me to go to Germany. aš maniau, kad tu nori, kad aš važiuočiau į Vokietiją. I bought my ticket. Aš jau bilietus nusipirkau, I don't have that 30 pounds. bet aš neturiu tų 30 svarų. If you want me to go, Jeigu tu nori, kad aš važiuočiau, you'll have to provide that 30 tu pounds. man tada turi pasirūpinti tais pinigais. So I opened my Bible to read. Ir atsiverčiau Bibliją, kad paskaityti. When I opened my Bible, Kai atverčiau Bibliją, there was 30 pounds of cash inside my Bible. viduryje Biblijos buvo 30 svarų tarp puslapio. The amazing God. Nuostabus Dievas. We don't know where that money came from. My wife doesn't know where it came from. Mes su žmona nesupratom, iš kur atsirado tie pinigai. And I went to Germany, Taigi nuvažiavau į Vokietiją and there God spoke to me. ir ten viešpats man He prakalbo. said, I want you to work full time for this fellowship. Sako, aš noriu, kad atiduotum visą laiką šitai bendrijai. Starting chapters, Kurtum naujus skyrius encouraging men. ir drąsintum vyrus. As you do this work, Ir kai tu dirbsi tą darbą, you're in the center of my will. tu būsi mano valios centre. And I will supply your needs in a miraculous way. O aš pasirūpinsiu tavo poreikiais stebuklingai. That's what I've been doing for about 45 years. Ir tai, ką aš darau jau baig 45 metus. I don't get a salary. Jokio atlyginimo, I don't get paid by anyone. nieks man nemoka jokių pinigų. I never ask for money. Ir aš nesu prašęs pinigų. When we have a need, Kai iškyla poreikis, we just tell God. mes tiesiog Dievui pasakom. And God speaks to people. Ir Dievas kalba kitiems žmonėms. The other month we needed some money. Ir A few months ago we needed some prieš money. kelias savaitės, prieš kelis mėnesius mums reikalingi buvo pinigai. And one day I received a letter Ir vieną dieną gaunu laišką from a man I had not seen for 15 years. nuo vyro, kurio nebuvau matęs 15 metų. 15 years ago, before that, Prieš tai 15 metų atgal. he was in a meeting like this. Jis buvo susitikimas kaip šis. And his spine was healed. Ir jos stuburas buvo išgydytas. But I'd not heard from him for 15 years. Bet aš jo nebuvau matęs 15 metų. And in this letter, Ir tame laiške there was a check for 1,000 pounds. taip pat buvo čekis su 1000 svarų čekiu. That's my God. Tai yra mano Dievas. Every time we've needed something, Kiekvieną kartą, kai mums kažko reikia, God has always provided. Dievas vis laik pasirūpina. One day I had a phone call from the south of England. Vieną kartą iš pietų Anglijos paskambino telefonas. And the man said, I was sitting here praying, Sako, vyras sako, sėdėjau ir meldžiausi. and God told me you needed a new car. Ir man Dievas pasakė, kad tau reikalinga nauja mašina. Come on, pick this car up. Sako, atvažiuok pasiimti mašiną. That's my God. Tai yra Dievas. He's faithful. Jis ištikimas. But I made a promise to God. Bet aš pažadėjau Dievui. Be careful if you promise God something. Būkit atsargus su pažadais Dievui. I promised God
aš pažadėjau Dievui, I'll go to the ends of the world važiuosiu iki pat žemės pakraščių, to tell one person about Jesus. kad pasakyti nors vienam žmogui apie Jėzų. And he took me all the way to a place called North Pole, Alaska. Ir jisai nuvežė mane į šiaurės ašigalį, kur yra Aliaska. And one person gave the life to Ir Jesus. ten vienas žmogus įtikėjo. And God said, do you remember your promise? Sako Dievas, tu prisimeni pažadą? I said, God, I remember. Sakau, Viešpatie, prisimenu. I've never stopped traveling. Nenustoju keliavęs. I've been over 80 countries. Buvau daugiau kaip 80 pasaulio šalių. Some countries many times. Kai kuriuose šalyse daug kartų. Just about last month, Praeitą mėnesį I was at a BF meeting in Rwanda. buvau VŽB susirinkimuose Ruandoje. And then I was in one in Kenya. O prieš tai Kenijoje. Next month I'll be in BMF meetings in Uganda. Kitą mėnesį važiuosiu į Ugandą. And I've never stopped traveling. Niekuomet nenustoju keliavęs. But as I've traveled, Bet man bekeliaujant, I've seen God do amazing miracles. matau darant Dievui nuostabius stebuklus. One day God said to me, Vieną dieną Dievas pasakė man, when you share with people, kai tu dalinsies su žmonėm, people might not believe what you say. bus žmonių, kurie netikės. Take evidence of what I'm doing. Pasimk su savim įrodymus, kuriuos aš darau. Ką aš darau? I have a big file at home. Aš turiu didelę papkę namuose. I can't carry it, it's too big. Ir negaliu su savim pasimti, nes ne per didelė. So I just carry a few samples. Ir aš tiesiog su savim kelis pavyzdžius pasimiau. All these are photographs Visos šitos nuotraukos of miracles and healing stebuklų ir išgydymų, that God has done. kuriuos Dievas padarė. I know you can't see them, but I can tell Aš you žinau, kad the jūs story. negalit matyti, bet aš tiesiog galiu papasakoti kelias. One day I was in New Zealand. Vieną dieną buvau Naujojoje Zelandijoje. I was in a meeting on a Saturday morning. Buvo šeštadienio ryto susirinkimas. And the man who took me to the meeting, Ir buvo after the man who took me to the meeting, ir vyras, kuris mane nuvežė į susirinkimą, he said, after the meeting, sako, po susirinkimo, will you come to the hospital ar negalėtum nuvažiuoti į ligoninę and pray for a young woman? ir pasimelst už jauną merginą, I said, moterį. I don't have much time. Sakau, nelabai turiu daug laiko. I have to catch a flight. Man reikia suspėti lėktuvą. He said, please come, it won't take long. Prašau, neužtruks tau ilgai, nuvažiuok. And he told me the story. Jis papasakojo istoriją. This young woman was in Australia Šita jauna moteris buvo iš Australijos in a car with 3 other people. ir važiavo automobiliu su kitais žmonėmis. They had a head-on collision. Ir susidūrė priešai su kitu automobiliu. 3 of them were killed instantly. 3 draugai iš karto vietoje žuvo. She was the only one alive, Jinai, kadangi buvo jauna, jinai išgyveno. but she was in a coma. Bet jinai yra komui And they flew her to this hospital in New Zealand, ir yra paguldyta Naujosios Zelandijos ligoninėje. but they didn't give her much hope. Bet gydytojai neduoda daug vilčių. And I walked into that room. Įėjau į tą palatą, She was in a coma with tubes all over her body. jinai buvo komui, visokiai vamstelė aplinkui. She looked very, very bad. Jinai atrodė labai blogai. I prayed for her. Aš pasimeldžiau už ją, Nothing happened, nieko nevyko. but I felt the presence of God. Bet aš jaučiau Dievo buvimą. And I caught my flight. Reiškia, paskui paskambinau į lėktuvą And a few days later, ir paskui išskridau ir po kelių dienų I was walking through the house where I was staying. ir vaikščiojau po namus, kuriuose buvo apsistojęs. This newspaper was on the table. Ir ten ant stalo buvo laikraštis. And the headline said, Ir pagrindiniam puslapį Road Crash Recovery, a Miracle. Avarijos stebuklingas atstatymas. With a picture of that young woman Ir nuotrauka jaunos moters sitting up in bed in the hospital, ant savo lovos ligoninėj, completely healed. visiškai išgydyta. The day after we prayed. Dieną po to, kai pasimeldžiau. That's my God. Tai yra mano Dievas. And when I went back there, Kai aš grįžau ten, I was given a photograph. gavau nuotrauką, She just got married. dabar jau ištekėjusi. That's that young woman. Tai ta pati jauna moteris. What an amazing God we have. Kokį nuostabų Dievą turim. And as I said before, God has a sense of humor. Ir kaip prieš tai sakiau, kad Dievas turi humoro jausmą. I went to speak to a meeting like this in the eastern coast of England. Ir tiesiog vakarų Anglijoje turėjau kalbėti susirinkime kaip šis. I arrived early. Ir grįžau vėlai. There was no one in the room, only the waitress setting the table. You come later? No, I was early. No one else there. Aš atvažiavau dar, iš anksto atvažiavau ir nieko dar kambarį nebuvo, patalpos nebuvo. There was only the waitress setting the tables. Tuščios kėdės buvo. And I was just walking around praying. Ir tiesiog vaikščiau aplinkui ir meldžiausi. And God said to me,
Ir Dievas prakalbo man. You see the table by the door? Sako, matai stalą prie durų. On the second seat from the door, Ir sekančioje kėdėje prie durų a lady will come. ten moteris sėdės. She'll be dressed in blue. Ji bus apsirengusi mėlynai She'll have dark hair, ir dar black hair, juodais plaukais and be wearing glasses. ir su akiniais. Spectacle, yeah. Ir tiesiog su akiniais. He said, I'm going to heal her tonight. Ir ją aš šį vakarą išgydysiu. There was no one in the room. Nieko dar nebuvo kambarį. People started coming in, Žmonės pradėjo įeiti and I looked at the second seat, ir aš pasižiūrėjau tas antrą kėdę. and there was a lady, Ir štai moteris, dressed in blue, mėlynai apsirengusi, black hair, ir juodais plaukais, and glasses. su akiniais. She was healed. Ir jinai buvo išgydyta. And then she said, Po to jinai sako, just before we came to the meeting, sako, prieš man atvažiuojant į susirinkimą, I was dressed in pink. aš buvau persikų spalva buvau. Rožinė spalva buvau apsirengusi. She said, my husband said you're wearing the wrong color. Ir mano vyras sako, tu blogas spalva apsirengiai. You should wear a blue dress tonight. Sako, tu turi mėlynai apsirengti. So I put my blue dress on. Ir užsidėjau mėlyną spalvą. Then I went to another meeting, Kitam susirinkime and God said to me, Dievas prakalbo. on that table, Per šitą stalą a lady will come. moteris ateis. She'll be dressed in bright red. Ryškiai raudonai bus She'll apsirengęs. have black hair. Ir juodais plaukais. I'm going to heal her. Ir aš ją išgydysiu. There she is, bright red dress, black hair, Taip yra, raudonai apsirengusi, juoda plaukė. and she was healed. Ir jinai buvo išgydyta. Then the husband said, Po to vyras sako, just before we came to the meeting, prieš pat išvažiuojant, my wife was dressed in black. mano žmona juodai buvo apsirengusi. So the very last moment, Ir paskutinę akimirką, she said, I'm not going to wear black. nesako, aš nenoriu būti juodai I'm apsirengusi. going to wear red tonight. Aš noriu raudonai apsirengti šiandien. And I said, God, what are you showing me? Sakau, Dieve, ką tu nori man parodyti? And this is what he said. Ir paklausykit, ką jis man pasakė. That you can tell people, Kad tu pasakytum žmonėm, I know every detail about them. kad aš žinau kiekvieną detalę apie juos. I know Aš žinau, what they're going to wear, what clothes they're going to wear, kokius drabužius apsirengs. before they decide themselves. Dar prieš jiems apsisprendžiant. That's an amazing God. Štai koks mūsų Dievas nuostabus. Amen? Amen? He knew you were going to be here tonight. Jisai žinojo, kad jūs būsit šį vakarą čia. He even knew what clothes you were going to wear Ir taip pat žinojo, kuo apsirengsit. before you even decided. Prieš jums nusprendžiant, ką apsirengti. That's God. Tai yra Dievas. When I was in France, Kai aš buvau Prancūzijoje, there was a doctor with his wife. buvo gydytojas su savo žmona. He said, my wife has no thyroid gland. Sako, nėra glandų mano žmonos gerklėje. Could you pray for my wife? Ar nepasimelstum už mano žmoną? I prayed, Aš pasimeldžiu. and the doctor and his wife were smiling. Ir gydytojas juokėsi. The doctor said, Gydytojas sako, my wife now has a thyroid gland. sako, dabar mano žmona turi glandus. God did a creative miracle Dievas sukūrė ten vis. and put a new thyroid gland. Naujus glandus įdėjo. Well, there's so many stories I could tell you. Kiek daug nuostabių istorijų. I wish I had more time. O laiko ne per daugiausia. See that little girl there? Šitą mažą mergaitę She had a brain tumor. turėjo galvoj auglį, She had cancer. vėžys. The doctors told her parents Gydytojai pasakė she would tėvams, not live for 12 months. daugiau metų neišgyvens. But we have a God who is able. Bet mes turim Dievą, kuriam yra įmanoma. And I pray for her. Aš meldžiausi už ją, But when I went back, kai grįžau, she was a teenager. dabar jinai jau paauglė. No cancer. Jokio vėžio, No brain tumor. jokio auglio, Completely healed. visiškai sveika. He loves young people. Jauni žmonės, He loves old people. taip pat ir seni žmonės. When I was in Hungary, Vienas Vengrijoje. an elderly lady came. A? An elderly lady, older lady. Pagyvenusi moteris. She brought 3 discs in her spine. Savo stuburę tris slankstelius buvo She sulaužęs. could hardly move. She was in such pain. Jinai su dideliu skausmu galėjo judėti. But after prayer, Po maldos she could touch the floor. galėjo liesti grindis. No pain. Jokio skausmo. God did a creative miracle Dievas atkūrė ten. and put 3 new discs Įdėjo visiškai naujus diskus in that lady's spine. į tos moters stuburą. He is a creator God. Dievas yra kūrėjas, He's a mighty God. galingas Dievas. When I've been in Africa, Kai aš buvau Afrikoje, God said to me one day, vieną dieną Dievas prakalbo. there's a man in front of you. Yra vyras prieš tave. He has a broken knee. Jam yra sulaužytas kelias. There was a Muslim.
Ir jis yra musulmonas. But God healed his broken knee. Ir Dievas išgydė tą sulaužytą kelią. He went back to his family. Jis grįžo atgal pas savo šeimą And they all became Christians. ir visi tapo krikščionis. There's so many stories. Tiek daug tų istorijų. I just pick out one or two more, then I finish. Dar keletą istorijų ir baigiu. There was one man I wanted to show you. Apie vieną vyrą noriu pasidalinti su jumis. It's this man here. Štai, šitas Don't vyras. worry about that. Nekreipkite dėmesio. This man, Šitas vyras, he had AIDS, AIDS buvo liga, cancer, vėžys, tuberculosis, tuberkuliozė and diabetes. ir cukrinis diabetas. Healed instantly Momentaliai buvo išgydytas in the name of Jesus Christ. Jėzus Kristus vardu. Nothing impossible with God. Nieko nėra neįmanoma Dievui. One day I was in Ireland, Vieną dieną buvau Airijoje. and God said to me, Dievas prakalbo man. there's someone in the middle of the room Kažkas vidury salėse with a serious heart problem. su rimta širdies problema. I said, who is it? Sakau, kas tai? Nobody responded. Niekas neatsiliepia. I said, God, have I made a mistake? Sakau, Dieve, aš suklydau? He said, no. Ne, sako. They are sitting by the pillar in the middle of the room. Sako, už stulpo sėdi. So I said, who's sitting by the pillar with a serious heart problem? Sakau, kas sėdi už stulpo ir su širdies problema? And the man stood up. Ir vyras atsistojo. But he couldn't stand on his own. Ir jis negalėjo ilgai stovėti. Two people were holding him up. Du vyrai jį pakėlė His tiesiog. face was grey. Jo veidas buvo pilkas. He was due to have open heart surgery. Jam buvo nesiniai širdis buvo išimta lauk. He gave his heart to Jesus. Jis atidavė Jėzui savo And gyvenimą. I prayed for him. Ir mes pasimeldėm už jį. 2 nights later, Po 2 vakarų I was in another meeting. aš buvau kitam susirinkime. And this man came. Ir tas vyras atėjo. I hardly recognized him. Tas pats, aš negalėjau atpažinti jo. He was almost running. Jis tiesiog bėgo. His face was shining. Veidas švitėjo. He said, I want to tell you what happened. Sakau, pasidalink, kas įvyko. He said, I'm a farmer. Sako, aš fermeris. I never went to meetings. Aš niekuomet nevaikščiau I susirinkimą. was due to have open heart surgery. Nes pas manęs, reiškia, nesiniai operacija buvo širdies. He said, when you prayed the other night, Sako, kai tu meldėjai tą vakarą, I felt fingers moving inside. sako, pajaučiu, kaip pirštai įėjo į mano krūtinę. I felt my old heart being taken out. Ir mačiau, kaip paėmė mano seną širdį ir išėmė. And I felt a new heart being Ir breathed. jaučiau, kaip įdėjo naują širdį. He said, today, Ir šiandien, I've been mixing cement on the farm. sako, maišiau betoną šiandien savo fermoje. I've been throwing bales of straw around. Ir sako, mečiau ten daiktus. And 2 days later, he came again. Po 2 dienų vėl grįžo. He said, I've just come back from the hospital. Sako, grįžau iš ligoninės. They're testing my heart. Ir ten patikrino mano širdį. My heart is 100%. Sako, mano širdis 100%. There's the man. Šitas vyras. A completely new heart. Su visiškai nauja širdimi. Friends, I would not lie to you. Draugai, aš tikrai jums nemeluočiau. I've got to answer to God for every word I speak. Aš turėsiu atsakyti vieną dieną už kiekvieną žodį. I want to tell you 2 of the greatest miracles. Bet aš noriu pasakyti, kas iš tikrųjų yra pats didžiausias stebuklas. In a meeting in England, Anglijoje susirinkime. God said there are 3 people who have cancer. Sako Dievas, yra 3 žmonės su vėžiu. And 3 people came forward who had Ir cancer. 3 žmonės su vėžiu išėjo į priekį. One was a lady. Vienas iš jų buvo moteris, She was making very bad noises, kuri breathing. labai garsiai kvėpavo. I said, what's wrong? Sako, kas jums blogai? She said, I've had cancer in my lungs. Sako, man yra plaučių vėžys. The doctors have cut out 1.5 lungs. Ir pusantro plaučio yra išpjauta. I only have half of one lung. Aš tik turiu pusę plaučio. She said, I take a few steps. Sako, keli žingsniai I've got to stop. ir turiu sustoti atsikvėpti. She gave her heart to Jesus. Atidavė gyvenimą And Jėzui. I just prayed a simple prayer. Ir aš paprastą maldą pasimeldžiau. When she got home, Kai grįžau namo, there was a bright light over her house. sako, mačiau, sako, šviesa virš namo buvo. Couldn't understand it. Sako, negalėjau suprasti. She went to bed. Nuėjo į miegamąjį. She slept for the first time for many years. Pirmą kartą po daug metų nuėjo miegoti. When she woke next morning, Kai rytą atsikėlė, she could breathe perfectly. galėjo tobulai She kvėpuoti. went shopping all day. Visą dieną apsipirkinėjo. Then she went to Moterų džiaugsmas. Then she went to the hospital Ir kai nuėjo į ligoninę, and they took x-rays of her lungs. padarė rentgeno nuotrauką, She had 2 complete lungs. buvo 2 nauji plaučiai. That's the God I serve. Štai kokiam Dievas tarnauja. The Bible says Biblija sako, Jesus Christ is the creator of all things. Jėzus Kristus yra viso ko kūrėjas. He's the same yesterday, Jis today, yra and tas forever. pats vakar, šiandien ir per amžius. If he was the creator,
Jeigu reikia kažką He's sukurti, still the creator. jis tebėra kūrėjas. When I was in Egypt, Aš kai buvau Egipte, God said to me, Dievas pasakė man, there were about 1,000 people in the meeting. ten buvo koks 1000 žmonių susirinkime. He said, right at the very back, Sako, ten gale there's a man with a serious ear problem. su rimta ausies problema vyras yra. Brought this man. Ir vyras atėjo. The doctors had taken all the inside of his ear out Ir visa, kas buvo ausy, gydytojai buvo pašalinę. and filled his ear with plastic. Ir užpildė ausį plastiko. When I prayed in the name of Jesus, Kai Jėzus vardu meldėmės, God changed the plastic back to a normal ear. tas plastikas pavirto audiniais. You could even hear. Ir jis galėjo girdėti laikrodį, kaip veikia. Now some of you look so puzzled. Jūs kai kurie iš jūsų atrodo pasimetę. I have a letter here. Aš turėjau laišką iš jo. Just like you, some people wrote to me. Kaip ir jūs, žmonės gali parašyti. They said, we didn't believe what you said. Parašė, sako, mes netikim to. Bet We've just met some people from Egypt. mes sutikom kitus žmonės iš Egipto, And they know that man. kurie pažįsta tą vyrą. And he went to his Muslim doctor. Ir jis nuėjo pas musulmonų gydytoją. And he said it was a miracle. Kuris patvirtino, kad tai yra stebuklas. What a mighty God we serve. Kokiam mes galingam Dievui tarnaujame. The last thing I want to say is this. Paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti. God gave me a concern to pray for people. Ir ypatinga tokia rūpestį Dievas uždėjo man melstis už žmonės, Who can't have babies. kurie negali susilaukti vaikų. All these photographs Visos šitos nuotraukos, are all photographs of babies. visos tos nuotraukos kūdikių, All around the world. vaikų, visą pasaulį, po visą pasaulį, Where they couldn't have babies. kurie negalėjo gimti. But they have babies today. Bet žmonės dabar turi šitos vaikus. One day I was in Canada. Vieną dieną buvau Kanadoje. A lady gave me these two photographs. Ir moteris davė šitas dvi nuotraukas. And she's written a story on the back. Ir iš nugaros parašyta istorija. She said, last time you came, Paskutinį kartą, kai atvažiavai, I brought a lady for prayer. aš atsivedžiau moterį pasimelsti. She'd had 5 miscarriages. Jinai turėjo 5 persileidimus. She badly wanted a child. Ir jinai bandė sulaukti vaikų. By mistake, Per klaidą you prayed for me also. pasimeldė ir už mane. She said the woman had 5 miscarriages, Moteris, kuri turėjo 5 persileidimus, had a baby boy, turi kūdikį berniuką, and I had twins. o aš turiu dvinukus. She said, I already had 4 children. Bet aš jau turėjau 4. I didn't want any more. Nenorėjau daugiau jau. But they were a great blessing from God. Bet iš tikrųjų, sako, didelis palaiminimas iš But when Dievo. I went back there, Bet kai aš grįžau atgal, her and her husband said, keep away from us. Don't come anywhere near. vyras sako, pasitrauk nuo mūsų, neik arti. So friends, Taigi, draugai, I could tell you hundreds and hundreds. aš of galėčiau šimtus istorijų pasakoti. But those are not the greatest miracles. Bet tai nėra patys didžiausi The stebuklai. greatest miracle Pats didžiausias stebuklas is when any person yra, kada kažkas iš žmogaus invites Jesus Christ paprašo, pakviečia Jėzų Kristų to come into their heart and life. į savo širdį, į savo gyvenimą. At that moment, Nes tą momentą they become a child of God. jie patampa Dievo vaikais. At that moment, tą akimirką they receive the gift of eternal life. jie priima amžino gyvenimo dovaną. And I promise God, Ir aš pažadėjau Dievui, wherever I speak, kur tai bekalbėčiau, I will always give people an opportunity vis laik suteiksiu žmonėm galimybę, to experience that miracle. kad patirti tą stebuklą. What do you have to do? Ką jūs turite daryti? Jesus said, Jėzus pasakė, repent and believe. atgailaukit ir tikėkite. Repent means Atgailauti reiškia, you're living a certain life, tu gyveni tam tikro būdo gyvenimą, you're going a certain direction, eini tam tikrą kryptim, you stop, sustoji, you turn around completely. visiškai apsisuki kitą pusę Start living a new life, ir pradedi naują gyvenimą. leaving the past behind. Palikdamas praeitį savo. To believe means Tikėti reiškia to receive. priimti. If someone offers you a gift, Jeigu kažką jums duoda, it only belongs to you when you take it. tol nepriklauso jums, kol jūs to nepaimate. And God loves every one of you so much, Dievas taip stipriai pamilo jūs kiekvieną iš jūsų. He gave the most precious gift of all, Jis atidavė už jums pačią didžiausią dovaną. the gift of His Son, the Lord Jesus Christ. Savo sūnų Jėzų Kristų. And He said to those who receive Him, Ir pasakyta, tiems, kurie priėmė jį, to them, tiems God gives the privilege Dievas suteikia privilegiją to become a child of God. patapti Dievo vaikais. I want to give you that opportunity.
Ir aš noriu suteikti jums šitą galimybę. If you just bow your heads and close your eyes. Tiesiog noriu paprašyti nuleisti savo galvas ir užmerkti akis. And I'm going to say a little prayer. Ir aš pasakysiu trumpą maldą. Algis will interpret. Algis išvers. And I ask you to pray after Algis. Ir kai aš melsiuosi, kartokit šitą maldą po Algio. And mean it with all your heart. Visą širdį dėdami šitos žodžius. Lord Jesus Christ. Viešpatį Jėzų Kristų. Garsiai paskui mane kartokit. I come to you tonight. Aš ateinu šį vakarą pas tave. I confess I am a sinner. Išpažįstu, kad esu nusidėjėlis. Because the Bible says, Nes Biblija sako, we have all sinned visi nusidėjau and have come short of the glory of God. ir stokojam Dievo šlovės. And that includes me. Įskaitant ir mane. But I believe, Jesus, Bet aš tikiu Jėzau. you died on the cross Tu mirei ant kryžiaus. in my place, Vietoje manęs. taking the punishment Prisimei bausmę for my sin. už mano nuodėmes. And you poured out your precious blood Praliejai savo brangų kraują. to wash my sins away. Nuplauti mano nuodėmes šalin. I repent of my sin. Aš atgailauju už savo nuodėmes. I turn away from them. Nusigręžiu nuo jų. And I turn to you with all my heart. Atsigręžiu visą širdimi tave. Come into my heart, Lord Jesus. Įeik į mano širdį, viešpatie Jėzau. Come into my life right now. Įeik į mano gyvenimą, tiesiog dabar. By your Spirit. Savo dvasia. And give to me the free gift Ir suteik man dovanai of eternal life. amžinai gyvenimą. I receive you now. Aš priimu tave dabar. Thank you for coming into my life. Ačiū, kad įeini į mano gyvenimą. Now I believe in my heart. Dabar aš tikiu savo širdyje. And I confess with my mouth Ir išpažįstu savo lūpomis, that Jesus is the Son of God. kad Jėzus yra Dievo sūnus. I confess Jesus Christ is the Lord. Aš išpažįstu Jėzų Kristų viešpačiu. And God has raised him from the dead. Ir kad Dievas prikėlė jį iš numirusių. And I thank you, Lord, for saving me. Ačiū, kad išgelbsti mane, For making me a child of God. padarydamas mane Dievo vaiku. Amen. Amen.